Pavasarinės talkos – tai kažkas neįtikėtino. Nepaisant to, kad žmonės būrėsi rinkti šiukšles, nieko gražesnio bendruomeniškumo ir sąmoningumo stiprinimui nėra. Balandžio 10 dieną Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos specialistai atvyko į miškelį tarp Kalvelių ir Daučiūnų kaimų Gerviškių seniūnijoje ir prisijungė prie jau darbą pradėjusių Gerviškių seniūnijos Čiužiakampio socialinių paslaugų namų darbuotojų ir seniūnaičių. O darbo buvo tikrai daug. Prieš kurį laiką seniūnas Pavel Kazarin aptikęs nemalonų vaizdą. Miškelyje krūvomis išmestos įvairios atliekos. Panašu, kad jos buvo vežamos lengvųjų automobilių priekabomis. Apie 700 metrų miško keliuko atkarpoje radome šaldytuvą, sofą lovą, padangas, didžiulius kiekius statybinių atliekų, automobilių detalės, mišrias atliekas, tekstilę ir panašiai. Apmaudžiausia, kad visos šios atliekos net neturėjo atsirasti miške. Jos nemokamai priimamos didelių gabaritų atliekų aikštelėse. Surinkę atliekas prie miško keliuko, talkos dalyviai išėjo į pagrindinį kelią ir abipus jo taip pat surinko šiukšles ir padangas. Visas jas rinko į lengvojo automobilio priekabą, rūšiavo ir suvežė į seniūno parinktą vietą, iš kurios šiukšlės išveš atliekų vežėjas. Deja, už jų išvežimą teks sumokėti iš visų atliekų turėtojų surinktų pinigų, iš rinkliavos administravimo. O atliekas vežę žmonės galėjo tai padaryti nemokamai. Jau nuo praeitų metų vasaros žmonės dažnai grybaudami pastebėjo, kad turim porą hektarų miško, kurie yra labai užteršti. Užteršti gal dėl to, kad yra prie pagrindinio susisiekimo kelio, vadinkime, tarp Gerviškių ir Didžiųjų Sielų. Ir dėl to nusprendėme, kad vertėtų šią zoną pravalyti nuo susikaupusių šiukšlių, nes tiesiog galimai kai kurios šiukšlės netgi buvo renkamas dešimtmečiais. Žmonės tikrai turėtų išvežinėti ir sortiruoti tas atliekas, bet susidūrėm su tokia bėda ir ačiū mūsų bendruomeniai, ačiū mūsų administracijos darbuotojams, administracijai, kurie aprūpins tinkamų šiukšlių sortiravimu ir išvežimu. Tikrai manau, kad žmonės pastebės mūsų gerą darbą, nes tikrai nemažai surinkama tų atliekų. Šitą mūsų darbą pastebės žmonės, kurie galimai ir užsiiminėjo tokia veikla ir supras, kad tikrai to nebuvo verta daryti ir reikia tiesiog skirti laiko, išsortiruoti ir nuvežti stambę gabaryčių atliekų aikštelę. Talkos metu miške mus pasitiko ne tik šiukšlių krūvos, bet ir viltį teikiantis vaizdas. Žydinčios šilagėlės. Todėl kviečiame Šalčininkų rajono bendruomenę įgyvendinti misiją. Šalčininkų rajonas švarus. Tegul miškuose žaliuoja gamta.